Sveiki visi į naują video ir vėl šiame video mes bandysim kalti saulutę, vėl ten tą žodžių, ten tą tipo, bet ten tą tokią mažesnę. Vat štai tavo kalsim saulutę ten tokią. Tai nuo ko pradėsim, tai mes pradėsim nuo pačio apskritimo. Tai aš čia turiu tokį pasidaręs šudeliuką, kuris tyko pagal dydį apskritimo. Ir mes aplink jį apviniosim žodžių ir padarysim tą apskritimą. Ta saulutė bus ten tokia nedidelė, 50-40 cm ten kažkur, ne? Ir tikėkime mums jį gražiai labai išeis, tai aš jau turiu čia tą į tokią juostelę. Mes įspausim su replėm tom ir taip apviniosim ir padarysim tą apskritimą. Tai va dabar tai ir pradedam daryti. Gerai, mes jau tą apskritimą turime padarę. Va štai taip jisai atrodo. Mažiukas, nes mažiutę saulutę darysim. Ir aš jau čia turiu pasiruošęs 10 mm kvadratą, ne? 10 ant 10 kvadratas. Aš čia nežinau, gal tą mažesnį kokį turiu. Šito neišeis turbūt. Gal ir išeis, neišeis, jau matau, kad neišeis. Tai va iš to kvadrato va kalsim biškį, čia jau iš kartas atpjautas. Tai kalsim žodžiu, va tai tą, va štai tą va strypą va. Va štai tą va strypą kalsim. Ne? Va tą visą pagrindinę, va čia va tą strypą visą. Dabar tai ir pradedam daryti. Gerai, žodžiu, mes ką čia padarėm, mes padarėm tą strypą, ne? Paskutinį kartą aš čia biškį neseniai buvau, bet seniai gan buvau tas vairavimo pamokas, ten biškį pasiėmęs esu, žinai. Ir vairuoji. Plemba teisų, aš tai labai norėčiau eiktų savo. Važiuočiau kokią Lenkiją, į kokią Vokietiją, į Afganistaną su kokiu Passatu raudonu 91 metų. Tai va, ir pramuščiau karterį ir visi tepalai išbėgtų. Nu čia aišku jau sena istorija, bet smagu prisiminti, labai smagiai susižiūrėjo samošką. Tai va, mes tą strypą padarėm ir dabar mes ką darysim, aš vieną parodysiu, kaip dalelę padariau, nes aš jau čia tas 7 esu padaręs. Tai va to žodžiu stripelius, žinai, 8, bet aš dar vieną nesu padaręs, tai dabar parodau, kaip tą vieną padarau. Ne? Ir tada pasakysiu, ką toliau darysiu. Čia labai greitai, iš tikrųjų, čia išpjaut, apšveist ir viskas. Pradedam. Gerai, žodžiu. Dabar tas kryžiaus dalis, ne, bus. Va tava kryžiaus dalis. Tai dabar aš nežinau, iš ko mes čia kalsim, gal iš to čia žodžiu, kur atsipjojom tą juostą. Aš galvoju, bet čia, ką žinau, ar man užteks tiek 6 cm ir šiam 9, tai 7 cm. 6,5 ir 7. 6,5 ir 7, kiek čia mes turim? 14 ir 12. Tai 14, kiek 14 yra? Palauk, 14 yra. 14, kiek čia 14 yra? 14 ir 12 tada. Tada 14, 10, 24 ir dar 2, 26.
Pagal viską turėtų užtekt, bet kažin ar mums užteks, bet pabandom, žodžiu, iš tos juostos tos 2 padaryti, nes čia kaip tik čia tokia storis, žinai, storis čia toks idealus, tai va iš to žodžiu, kur atsipjojam ten, kur tą apskritimą viniojam, iš tos juostos ir padarom, žodžiu, tos kryžiaus dalis, tai ką pirmą padarysiu, čia išsmailinsiu, ne, padarysiu lapelį, tada taip brukš, žinai, ir tada taip kitas vėl brukš ir taip. Čia pas mane labai geri paaiškinimai, aš tik tiek pasakysiu, tai dabar tai ir pradedam daryti. Gerai, žodžiu, aš jau turiu padaręs ten tos kryžiaus dalis ir dar padariau ten kitas tas dalis, tos menuliukus visokius, viską matėte. Tai žodžiu, va štai taip va ta saulutė mums atrodo. Ir dabar mes ką padarysim? Kamerą pasitaisom. Ką mes dabar darysim? Tai žodžiu, visur skylės išgręšim, viską reikia išgręžti skylės visur. Ir dar žinot, ką padarysiu, aš užknėdysiu ten, žodžiu, ten ant tų, žodžiu, ten tų kryžių, žodžiu, ne ant to skrytulio užknėdysiu, bet ant tų, žodžiu, ten tos dalis užknėdysiu. Nu, gal suprantat, gal ne, žodžiu, gal aš čia nusišneku. Tai va, žodžiu, išgręžiam skylės ir pradžią užknėdėjam, pradedam. Gerai, žodžiu, aš kaip ir sakiau, taip ir padariau, išgręžiau skylutes ir užknėdėjau, žodžiu, ant tų. Va taip, žodžiu, viską. Tai dabar mes visiškai viską užknėdėjom. Na ir turiu aš tą pabaigęs jau tokią, nežinau kaip čia pasakius, cute saulutę, nu tiesiog tokią mažytę, mažesnę versiją, o štai taip jinai atrodo. Tai jeigu norite, būtinai apsilankykite vytautaskalvis.com, jeigu tokią kažkokią norite nusipirkti, gal didesnę, o gal savo sugalvotą Vytautas iškart vykdys, nu ne iškart, po savaitės gal. Užsako, tai per savaitę Vytautas padaro, dažniausiai, jeigu nėra daugiau ten kitų darbų. Tai va, štai taip va atrodo, tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like, jeigu ne dislike, komentuojam, prenumeruojam. Ir aš čia už kamerą, žodžiu, nušveičiau ir nudažiau, numatėt nušveistą biškį, tai žodžiu, nudažiau aš ją ir sutiksime kitame video.